Sveiki, o šiandien labai trumpai norėjau parodyti tokį įdomų video, kadangi gaminu valgyti ir ploviau savo pomidorus, gaminsiu naminį pomidorų padažą, ploviau savo pomidorus su labai aukšto šarmingumo vandeniu, pH 11,5, kuris išvalo chemikalus iš vaisių ir daržovių. Ir norėjau jums parodyti, koksai vanduo būna, kai pamirkai vaisius ir daržovės tame aukšto šarmingumo vandenyje apie 15-20 minučių ir nusivalo visą chemiją. Tai tuoj parodysiu. Baltas vodas. Vanduo tiesiog šlapimo spalvos, sakyčiau. Ką tai reiškia, kad visa chemija, kuri buvo pomidoruose, dabar jau pateko į tą vandenį, nes viskas nusiplovė. Galit sakyti, kad viskas buvo sufiksuota, sumontuota ir tai nėra teisybė, ne? Gal pridėjau kažkokių maisto dažiklių ir panašiai. Tai naujas pomidorų pakelis. Pabandysiu parodyti vėl dar kartą tą patį, tik tai palaikysim daug trumpiau, nes aš tiesiog norėsiu. Pamatysit iš karto, kad pradeda iš karto keisti spalvą. Įdedam pomidorus. Taip pat įdėsiu keletą pomidorų į vandenį iš krano. Pomidorai, taip. Pomidorus pamerkiu paprastam vandenyje iš krano. Taigi, kaip matot, aparatas turi pasirinkamą mygtuką, kur galima paspausti ir, kaip sakiau, plauti vaisius ir daržoves. Turbūt matot, vanduo vos tik įpylus, spalva pradeda keistis. Pomidorai iš krano, vanduo lygiai toks pats baltas. Pomidorai plaunami, pamirkomi šarminėme vandenyje, spalva iškart pradeda keistis. Tai tiek labai trumpai, kaip keičiasi daržovės. O skonis? O skonį nepatikėtumėt. Skonis atrodo kaip iš močiutės daržo, iš šiltnamio. Iš tikrųjų, skonis yra daug geresnis. Pomidorai minkštesni, nesijaučia rūgštumo, nesijaučia kietos žievelės. Visa tai, kieta žievelė, tas toksai traškėjimas tarp dantų, tai yra būtent ta chemija, kurią valgom. Vėlgi. Paprastam vandenyje. Tengiam vandenyje. Tai tiek. Toks trumpas eksperimentas. Ačiū.